Sveiki visi, šiandien padarysiu kiek įdomesnį video, vien tik dėl to, kad ir įdomesnis projektas. Tai turim Dodge Ramą 2019 metų 5.7 V8 Hemi varikliukas ir įdomus jisai tuo, kad sumontavom 2 dujų balionus šiame automobilė. Na, toks buvo kliento pageidavimas. Tai automobilio kūzare bagažinėje turim Bormechą 200 litrų, idealiai pagal dydį ir aukštį tinkantį balioną. Be abejonės jisai užsidengia, yra dangtis, uždengsim paskui, kad nematytumėt. Bet žodžiu, jisai čia va taip atrodo, tikrai puikiai. Na, o apačioje atsarginio rato vietoje dar turim sumontuotą 114 litrų atsarginio rato vietoje skirtą balioną. Tai viso labo turim 200 ir 114 litrų, 314 litrų. Ir video reportažo metu noriu parodyti, nes prasideda tos diskusijos, kad nusipirko gerą mašiną, bet neturi pinigų kūrų ir taip toliau. Apie tai nekalbam, bet įdomus yra klausimas ir patys iš tikrųjų testo nedarėm. Tai vat labai įdomu, per kiek laiko realiai užsipildysim, sakykim, nu kaip pavyzdys 280 litrų dujų. Tai vat kaip jums atrodo, tai užtrunka ilgai ar neilgai. Aišku, dujų degalinių kolonėlių būna truputį skirtingų, tai vienos reikia spausti ir laikyti. Tai aišku, jau rankas turbūt teks pasikaiteliot, bet šiuo atveju čia mes turim kur pasukį ir bėga, ar ne? Tai aš pabandysiu nusimt timerį ir pažiūrėsim, per kiek 20 litrų dujų mes supilsim, reiškias, į sistemą. Aišku, vėlgi, dar noriu būtinai pabrėžti, kad skirtingose degalinėse vėlgi skirtingų slėgių yra pilamas kuras. Vienos pila 12 barų, jeigu yra manometras, kiti pila 17 barų, siurbliai vienų našesni, kitų lėtesni. Šita degalinė MC, kuri yra šalia mūsų dirbtuvių, jinai šiaip pakankamai lėtai pila. Tai čia tas toks pamatavimas bus to tokio lėtesnio varianto. Bet, na, nepaisant to, mes galim pabandyti padaryti. Tai aš pasileidžiu timerį ir paleidžiu dujas. Palaukiu, kol pradės bėgti, gal važiuojam. Tai va. Ir pažiūrėsim, per kiek 20 litrų mes sustalpinsim. Iš esmės tiesiog pasižiūrėsim. Gal kolega pritrauks, kad nepameluočiau. Va šalia matom litrus ir matom sekundės. Tai vat kaip pavyzdys, pabandysim pripilti 20 litrų, na ir pasižiūrėsim, kiek tai trunka. Nors toks vat atskaitos taškas, nu praktiškai 10 litrų pusę minutės, 30 sekundžių, nu tai faktas 20 bus apie minutę. Bet dėl viso pikto, na, suleiskim, pasižiūrėsim. Nu va, minutė 4 sekundės, jeigu aš taip teisingai spėjau pamatyti. Tai tam, kam įdomu, 20 litrų per minutę ir 4 sekundės, nu tai aišku, jeigu 200 litrų pilsim, tai užtruksim 10 minučių. Tai jeigu dar daugiau, tai atitinkamai daugiau. Ar tai daug ar nedaug, nežinau. Visą laiką kritikuoja visi elektromobilių, kad čia labai daug pilsit, užtruksit tiek ir tiek. Bet aš visą laiką sakau, nu tai jeigu čia 20 litrų dujų, o vidutinis koks nors žiemą elektromobilis naudoja 20 kW, tai sėkmės per pusę valandos įsipil 300 kW elektrą į tą mašiną. Tai visi tie skeptikai, kad čia labai ilgai užtrunka, aš manau, turėtų tą matematiką patys pasiskaičiuoti. Tai va, toks įdomus projektas, norėjom pasidalinti. Jeigu yra klausimų arba kažkas ieško be abejonės kokybiškos sistemos, visada gali kreiptis, servisas 007. Tikrai pasiūlys kokybišką Landerenzo sistemos variantą. Ačiū.